Labą vakarą. Labas vakaras. Ar su žaviaja apsaugininkė kalbu? Taip. Tai pagaliau vėl dirbat? Taip. Gerai, aš kažkaip laukiu. O kas kiek dienų? Su kuo aš kalbu? Ko kalbat? Su Justu? Su Justu. Taip, su Justu. Ir kažkaip laukiu tos dienos, kad galėčiau paskambinti. O čia aš jūs pažįstu. Na, kaip? Aš žinau jūs. Tai ir aš noriu jūs žinot. Malonu labai. Aš kažkaip mačiau jūs keletą kartų prie... Prie ko? Nu, prie tų geltonų pastato radio centre, ten prie tų laiptų rūkėte. Aš nerūkau. Na, mačiau keletą kartų. Jūsų juokas labai gražus. Nu, aš jūsų nepažįstu, taip suprantu, taip? Gal ir kažkada matėmės, aš nežinau. O jūs ką veikiate kitam gale kiemą? Aš tiesiog važiavau ir sustojau. Ir pamačiau jūs. Ir ką? O aš ką dariau tada, kaip jūs sustojot? Jūs lipot laiptais aukštyn. Aš jūsų nemačiau. Nematėt. Nu va. O gal ne jūs ir gal tuinkim vienas kitą? Negaliu. Kodėl? Todėl, kad nepažįstu jūsų. Aha, gaila. O sunku saugot? Ką saugot? Na, kur dabar saugot? O kodėl jūs manęs klausėt? Ką jūs čia taip ruošiatės daryti? Aš nieko aš norėjau jūs aplankyti labai. Kodėl tokia informacija dabar čia renkat? Aš norėjau aplankyti jūs. Na, aš neįleisiu. Neįleisit? Nu, tai aišku, ašgi apsauga. Jūs apsauga. O jūs stipri moteris? Taip. Kitaip nedirbčiau. Na taip, suprantu. Musgi atrenka. O kaip jūs atrenka? Nu, kaip, testuoja visaip kaip. Ir fizinė prasme irgi. O aš galėčiau jums atvesti dovanų, gėlių, pavyzdžiui? Negaliu. Kodėl? Nu, todėl, kad aš po kamerom sėdžiu, bus visaip kaip interpretuota, ten maždaug čia... Negaliu. O jeigu išeitumėt, parūkytumėm kartu prie lango? Dabar taip tikrai ne. Tai kad nieko ten turbūt dabar... Ašgi su šitą, kaip, neafišuoju, kad aš rūkau, kaip aš dabar galiu taip viešai atsistoti rūkyti. Supratau. O... Ašgi tipo slapta. O jūs klauso dabar kokios, nežinau, kur jūs ten dirbat, kokios radijos? Kas ten dabar yra, kas nors tuose patalpose? Taip. Kas yra ten? Normaliai dirba žmonės savo darbą. Laidų vedėjai, didžėjai. O ar klausot radijos? Taip. Kokios? Lietuvos. Lietuvos. Dirbat radio centre ir klausot Lietuvos? Nu, taip. Keista. Nieko čia keisto. Kiekvienas turim savo radiją. Taip. O jūs turit vyrą? Taip. Kaip ir radija. Kaip ir radija, ar ne? Taip. Supratau. O kada dabar vėl dirbsit? Nu, kaip priklausys, tai ir dirbsiu. Jūs turbūt ne Justas. O kodėl jūs taip sakot? O kodėl jūs turite sakyti savo vardą dabar čia? Nu, aš prisistačiau Justas. Beje, kuo jūs vardu? Apsaugietė. Labai gražus vardas. Taip. O pavardė? Iš viso nelabai suprantu, kodėl aš su jumis kalbu čia dabar. Nežinau. Aš tai tikėjausi, aš labai laukiau, kad paskambins man visai kitas žmogus. Ir gal todėl ant tos bangos ir pataikėt, kad aš taip gerai nusiteikusi. Jūs gal neturit ką veikti ir neturėsit veikti visą naktį, ką? Ašgi saugosiu. Ašgi dirbti atėjau, kaip čia įsivaizduojat, aš neturėsiu ką veikti, aš saugosiu. Jūs saugosit? Taip, savo darbą dirbsiu. Supratau. O galima, nežinau, galit pasakyti didžėjų telefono numerius? Ko taip? Didžėjų. Kas, pavyzdžiui, dirba? Aš noriu, pavyzdžiui, dainos užsakyti. Neužsakysit. Kodėl? Nu, todėl, kad visų pirma tokios laidos užsakymai čia tokio aš net neįsivaizduoju, ar taip galima ir nelabai aš ir duodu tuos telefonus, nes tai neįeina į mano pareigas tokius telefonus dalinti. Nors, pavyzdžiui, į Zipą galit paskambinti. Į Zipą? Taip. O pavyzdžiui, Zipę kas dabar dirba?
Didžiai dirba. Didžiai. O kokie? O kokie jums patinka? Aš nežinau, aš tiesiog galėčiau įsijungti, dabar aš nelabai klausau Zip. Bet įdomu būtų sužinoti. Dabar turbūt Jonas ir Rolandu. O jie geri? Taip, Kiek geri? taip, O jie linksmi? taip, Gražus? taip, O jie jums patinka? taip. O, kaip gerai. Ar jūs juos mylit gal? Ne. O jie jūs myli? Kodėl? Todėl, kad dabar jie jums skambina? Jūs žiūrėt mane, bernai. Nu taip. Labas vakaras. Nu, labas vakaras. Kaip laikotės? Gerai laikotės. Mes užėmėm jum liniją tikriausiai, ne? Mano dukragi turėjo skambinti. Kiek dukrai metų? Nu, pasakyk. kuriai? O kuri O jaunesnė? kuri jaunesnė? Mažiukė? Ne, tai gal ne pati mažiausia. Ne pati gal. Mažiukė mažiausiai. O mažiukiai tai kiek čia? Gal 20 jau tai mažiukiai? 21. O kodėl ji neaplanko mūsų niekada? Jinai buvo. Kada? Da. Jinai man tik pradėjus dirbti buvo. O kodėl dabar nebebuvo? O gal galit pakviesti? O dabar jinai ne... Kaip aš pakviesiu ją? O tai dabar kas skambins, mažiukė ar ne? Ne. O kai skambins mažiukė, gal galite linkėjimus jai perduot? Perduosiu. Aha. Jinai tarp kitko labai domisi. Jinai žodžiu. Nu mes irgi domimės. Jūsų labai reiktų šiaip. Mes nebejojam. Jinai bando kaip tai. Jinaigi mokinasi šitam muzikos ir meno akademijai vadybininkė šitų visų. Nu, tipo, kaip aš sakau, kuo tu būsi. Tai jinai sako arba Bendys, arba Valinskas. Va. Arba Bendis, Arba Valinskas. Jo, Bendžių. Tai suveskite mus. Arba Valinskas. Jinai Tai- mokosi šito būtent, nu, tas kursas, kas 4 metus yra renkamas, Taip. kur daro tuos vadybininkus. Mes ją galim padaryti Bendžių arba... Jinai dabar produsuoja filmus šiaip, bet jinai nori labai perėti prie muzikos. Kino vadybininkė, ar ne? Ne, jinai ne kino vadybininkė, bet jinai yra labai paklausi tarp tų režisierių jaunų. Mes nebejojam. Bet jinai nori, jo specialybė yra būtent su muzika susiję. Nu tai jūs, kaip sakant, Kokią projektą su Fuego turės kažkokiai bažnyčiai ar kur, nežinau. tai jūs ją ant mūsų užsiundykit. Jinai pati labai nori siundytis, bet aš kol kas dar... Neįleidžiat, ar ne? Nu, aš nepiknaudžiauju tarnybinę savo padėtimi. Nu nieko, prie tamsos daugiau drąsos. Au. Gerai, tai ačiū. Jūs kalbat su mama. Aš suprantu, bet turiu omeny, kad... Tamsu ir visą laiką tik prie lempos. Ne, tai kad jinai gali ateiti, kai tamsu, kad niekas nebestebėtų. Jinai buvo... Jūs iš karto taip kažkaip tai čia garbanotai. Vat vienareikšmiškai, tiesiogiai, kaip priklauso mamai. Super. Tai ir Teisingai. viskas. Gerai. Ačiū, kad mūsų Ačiū saugos. jums. Nu, prašom. Su jumis mums niekas nebaisu. Mums nebaisus jokie priešai, jokie šnapso sandėliai. Tu žiūrėk, kaip dabar ant tos Lietuvos daina per dainuotą. Iki. Ačiū. Viso.